Šiuo metu Seime daugiau nei 80 narių išrinktų jau ne pirmą kadenciją. Ar manote, kad kaip ir renkant prezidentą, turi būti ribojamas kadencijų skaičius? Taip, turėtų būti ribojamas kadencijų skaičius, sumažinant iki 2 iš eilės ir paskui darant pertrauką, vien tam, kad atsinaujintų Seimas ir kad tie Seimo nariai, kurie Seime jau yra po 20 metų, mes turime šiuo metu 12 Seimo narių, taip pat ne vienas Seimo narys Seime jau yra 3, 4, 5 ir net 6 kadenciją. Bet iš tikrųjų būtų matyti labai prasminga, kad pabuvę 2 kadencijas Seime, padirbę ties įstatymų kūrimu, Seimo nariai grįžtų atgal į realų gyvenimą ir pagyventų pagal savo sukurtus įstatymus, pasižiūrėtų, kaip jie veikia, įvertintų juos, manau, kad visai kitomis akimis pažvelgtų į kasdienybę, todėl tikrai vertėtų mažinti kadencijų skaičių, nes kaip ir prezidentą galima rinkti 2 kadencijas iš eilės, tai čia nebūtų jokia didžiulė naujovė ir Seimo narius taip pat rinktumėm 2 kadencijas iš eilės, po to darant pertrauką. Šiuo metu tikėtina, kad per šiuos rinkimus į Seimą kandidatuos 270 asmenų, kurie jau buvo Seime. Tad vien tik tai iš buvusių Seimo narių konkursas šiais metais į Seimą yra 2 į 1 vietą. Tad tikrai matyt ateityje žmonių buvusių Seime vis daugės ir tikrai vertėtų, galvojant apie atsinaujinimą, apie šviežią kraują, naujas idėjas, tikrai mažinti galimybę Seime būti renkamam 3, 4, 5 kartą. Na, tad tikrai vienas iš siūlymų būtų mažinti Seimo narių kadencijų skaičių iki 2.